Taip. Čia vat ką aš parašiau pirmą klausimą. Tai jūs iš to, tai aš pirmas gal Bronius. O, ponia Žvaigždė, laba diena. Česlovas, žurnalistas, Bronius, žurnalistas. Portalas Baptistai. Mes televiziniai žurnalistai, todėl skaitom, rašom ir mokam kalbėti. Taigi, ponia, papasakokite, kaip jums gimė geniali idėja tapti žvaigždę ir koks spigliuotas buvo jūsų kelias į žvaigždes. Gerbiama žvaigždė, norėčiau atsipaklausti, ar galėčiau aš iš jūsų kelnaičių, kuriuos ir žinau, esant stringais, išsivirti savo sriubą. Kaip tu klausi žmogų, jei kitaip, pavyzdžiui, reikia klausti kaip nors švelniai, gražiai, vat pavyzdžiui, švelnesnis klausimas. Koks? Auskaras yra Auskaras. Ar turite Auskarą bamboj? Nepatogus. Ne bamboj, ar turite Auskarą bebriukyje? Taip, tu šiaip. Ne, aš norėčiau užduoti jūsų klausimą. O, pavyzdžiui, kai reikėjo permiegot, kad nachaliavai rašyti... Vat pirmai permėgojot su naminiu gyvulėliu ar su berniuku. O kiek prodiuseriui esat sumokėję už savo karjerą per lovą? Su kiek žmonių? Už kokius pinigus užrašėt pirmą dainą ir paleidote per radiją, ar nebuvo tėveliai? Ar pas šeimai buvo incestų atvejai? Aš noriu pažiūrėti, kokia jūsų krūtinė. Kaip tik? Parodykit savo čiūcę, prašau. Parodykit. Jėzu, varykit tas laif, blema. Įplauk, dar vienas klausimas yra. Taip, normalų klausimą. Kodėl jūs taip aukštai sėdit, ar tik dėl to, kad esat žvaigždė? Ar nemalonėtumėt jūs padaryti man geltoną dušą, su kuriuo aš galėčiau patekti į Euroviziją ir dainuoti Hey, hey, Golden Rain? Tai gal autografą mažą Česlovėliui? Išsišokit man ant nugaros autografą, prašau. Sužvaigždėjusi žvaigždžių lyga. O koks pasikėlimas, kokio laipsnio, ne? Tai patenka į televiziją, iškart sužvaigždėjo ir visi joms durniai. Didybės manija, kokia visi serga, ne? Pabandyk. Kaip matot, gerbiamas žiūrovas, žvaigždė su puikios sportinės formos, šiek tiek aikštinga. Panelė žvaigždė, atminimui norėtume gauti jūsų autografą. Čia buvo sporto ir šaubizo žurnalistai Česlovas ir Bronius. Brambabambambu! Wow. Taip. Einam, alaus atsigersim. Aišku, jūs taip mokat interviuojant iš krepšinio pasaulio? Ai, žinai, Operatorius, darbą baigiam, mane filmuokime.